už tą pasaulinę kainą, nes mes irgi perkam brangesnių produktų, juk yra tai, bet mes jų galim nusipirkti mažiau, ne? Tik tai kiek iki QD. Čia teisingai toliau parašyta. Didesnė pasaulinė kaina mažina paklausos kiekį vidaus rinkoje nuo QE iki QD. Teisingai viskas. O pasiūlos kiekis gamintojai už didesnę kainą nori siūlyti daugiau. Tai jie tada jau nebe kiekį QE, bet kiekį QS nori pasiūlyti ir gali, ne? Dėl to šalyje atsiranda perteklius. Ir va tą perteklių už tą pasaulinę kainą, nes apsimoka, pasaulinė kaina yra didesnė negu vietos rinkoje, tai šalis jau gali išeksportuoti. Ir tas atstumas arba tas kiekis, grafike tai mes atstumus turime, ne? Bet tai iš tikrųjų yra kiekis. Tai tas perteklius arba eksportas šitos šalies galėtų būti QD-QS. Ar aišku čia? Kartais žymė, dabar vėl tie žymėjimai, žymė arba QD-QS be jokių ženklų minusų ar pliusų. Iš kitos pusės, jeigu su vaikais mes skaičiuosim kiek, ne, prekių išeksportuoja, tai čia, pavyzdžiui, 15, o čia 5, tai tada vis tiek iš 15 reikės atimti 5. Tai aš čia labiau laikausi to, pažymiu, kaip skirtumą, kad, kaip atskaičiuot būtų galima. Už kainą PW. Ar aišku čia viskas? Taip. Dabar analogiška situacija, tik tai, kai kaina pasaulinė, ne, yra mažesnė negu rinkos kaina. Tai ir vėl pasižiūrėsiu, ar geros mano raidės. Tai dabar vyksta laisva tarptautinė prekyba, pasaulinė produkto kaina yra PW, ne, PWorld, ir ta pasiūlos kreivė pasaulio čia dar neįvedinėjau, bet čia irgi yra pasaulio pasiūlos kreivė, jinai yra horizontali. Tai už produkto, ir jinai yra mažesnė už produkto kainą vietos rinkoje, ne, ta pasaulinė yra mažesnė už PD. Tai paklausos kiekis dabar už šitą kainą, matot, padidėja iki QD, nuo QE iki QD, nes vartotojai čia kažkokia bus, čia gal jautienos rinką aš buvau parašius, nesvarbu, importinė jautiena pirks už mažesnę kainą, ne, ir jos galės įsigyti daugiau. Arba tiek, kiek tik jie pageidauja šitoj rinkoje, nes čia maks kiek už šitą kainą pageidauja, tai yra QD kiekis. O vietos gamintojai dabar jau žiūrėkit, kai kaina yra mažesnė už pasaulinę, jau jiems trupučiuką prasčiau, nes jau jie dabar nebe QE kiekį parduos rinkoje, bet gali tik tai QS parduoti. Ir kad būtų perteklinė šita produkto paklausa patenkinta, nes už PW vartotojai jau yra linkę ne QE, o QD kiekį pirkti, tai visą tą mano gabalėlį pažymėtą apačioj šita šalis importuos. Tai va, jeigu šitus, iš esmės, ypatingai šitą dalyką, jeigu supratot, mes jau drąsiai tada galim važiuoti toliau, nes toliau bus brėžinių, juose ten visko bus daugiau pripiešta, bet nieko daugiau labai ten, jeigu čia suprantat, iš esmės, kad... Noriu paklausti. Taip. Atsiprašau, dėl šitų žymėjimų, kodėl yra SD ir DD? Todėl, kad S domestic, D domestic. O domestikas yra? Vietos. Ai, vietos. Tai vietinė. Aha, supratau. O šitas, kaip paprastoj grafikė būna pusiausvyra E, sankirta centras, kodėl čia nepažymėti jokia raidė? Galit žymėti, nes čia yra nesvarbu. O ką žymėti? E ir žymėti? Galit. Žiūrėkit, čia esmė yra, ar jūs pažymėsit SD, ar jūs pažymėsit S vietos rinkos, D vietos rinkos. Čia nuo to niekas gyvenime nenukentės. Čia yra žymėjimo klausimas. Jeigu jums yra nubrėžta toks grafikas ir čia, pavyzdžiui, pasakyta, kad pasaulinė kaina, ką jūs turite suprasti? Jūs turite suprasti, kad šitą kreivę S ir šitą kreivę D vaizduoja vietinę rinką. Ir ar jinai bus pažymėta SD, ar jinai bus pažymėta S ten, nežinau, saulytė, D saulytė, tai bus aišku, kad šalies saulytė, vietinė pasiūlos kreivė ir vietinė paklausos. Žymėjimas, nežinau, čia matematikam turbūt labai aišku ir šiaip turėtume suprasti tokį dalyką, kad bet koks žymėjimas yra sutartinis dalykas. Ir kaip susitari, taip ir pasižymi. Tai jūs tikrai vartydami kažkokias knygas, o ypač kokias nors nusenusias lietuviškas, ten parašytas, nežinau, 67 arba 80, tai jūs galite rasti labai įvairių ir labai visokių keistų žymėjimų. Ir vienoje knygoje bus vienaip, antroje knygoje bus antraip, trečioje knygoje bus trečiaip. Bet čia svarbu suprasti esmę. Ir ten koks indeksiukas bus, ar jo visai nebus, gali jo visai nebūti. Ir irgi nieko neatsitiks.
važiuojam dabar toliau. Dabar jau eisim prie užduotėlės Aš paprastosios. truputį atsiprašau, turėčiau Jo. klausimą, dar jeigu Taip. galima pagrįžti į tą praeitą. Grįžtam. Ten, kur ta pasaulinė kaina, tai yra pasaulinė pasiūlos kreivė. Ji čia neanalogiška tai tobulos konkurencijos tai horizontaliai kreiviai. Nu, tai iš esmės... Tai nereiškia, kad, kaip čia pasakius, ar gali sakyti, kad visos pasaulinės rinkos yra tobulos konkurencijos rinkos? Net jeigu tai automobiliai, pavyzdžiui. Nu, vat automobiliai tai jaučiu ne. Bet aš, pavyzdžiui, kai man atrodo, kad aš ir jums net, kaip per mokytojo akademiją aiškinau, nes aš vaikams tai taip aiškinau, kad sakau, mes, nu, vat, aš negaliu jums Lietuvoje parodyti tobulos konkurencijos pavyzdžių, nes realiai nėra bulvių gamintojų Lietuvoje. Jau mes vėl grįžtam, ne į seną temą, bet jie nėra tobula konkurencija, nes jeigu aš paprašau sūnaus nueiti į parduotuvę ir parnešti bulvių, jis turėtų eiti artimiausią. Nu, nes jeigu tai būtų tobula konkurencija, tai taip jis turėtų eiti ten, kur jam yra arčiausia, o neslankioti ir ieškoti kažkokių akcijų ir nuolaidų. Todėl, kad akcijų ir nuolaidų tobuloje konkurencijoje niekada nebūna. Nes ten kaina identiška yra, bet kainos nėra identiškos. Bulvės iki ir bulvės Maksimo, ir bulvės pas Bobutę, ir dar bulvės dar pas kažkokį ūkininką, jos visos kainuos skirtingai. Tai dėl to, šiukštu čia labai reikia galvoti visada. Tai čia nėra jokių būdų, meskit į mane, ką nori. Čia nėra jokia tobuloji konkurencija, nei morkos, nei bulvės, nei agurkai Lietuvoje. Bet jeigu mes kalbam apie pasaulinę bulvių rinką, žemės ūkio produkcija iš esmės. Dar kartais ten ta žuvininkystės visas kiša, bet žemės ūkio produkcija iš esmės taip. Automobiliai tikrai ne, nes automobiliai pagal apibrėžimą yra 5 ten gamintojai, gerai, ne 5, daugiau pasaulyje, bet jų nėra belė kiek ir jie nėra labai maži ir nėra nesvarbu, jeigu vienas pasitrauks iš rinkos, ne? O jeigu ūkininkas Petras pasitrauks iš pasaulinės rinkos, tai kad ir koks fainas Petras mums atrodo, tai ten nieks jo nežino, tai pasauliniai rinkoje ir jis ten buvęs nebuvęs. Tai taip, pasaulinė ten bulvio pasiūlos kreivė tikrai bus tobulos konkurencijos pavyzdys. Norėčiau aš dar paklausti, čia kur yra tas kiekis importas nuo QS iki QD, tai yra importas, o tai vietinė prekyba belieka nuo 0 iki QS? Taip, už šitą kainą taip. Gerai. Bet čia aišku, kodėl, ne? Taip. Nu gerai. Jau galima eiti toliau, ne? Nu tai dabar uždavinukas paprastasis, mankštelė lengvoji kol kas. Yra šalis kažkokia X, čia ėmiau iš bakalaureato šitą uždavinį ir tikrai nežinojau, kad yra slyvų aliejus. Pagalvojau, kad blogai išverčiau. Tada pradėjau googlint ir yra slyvų kauliukų aliejus pasirodo ir yra konkrečios šalis, kur ten daugiausia eksportuojam, tai aš čia tiesiog paėmiau tą slyvų aliejų, nes tingėjau ieškoti ant kažkokių kainų už 7 eurus kažkokių žemės ūkio produkcijos, tai tiesiog, čia tegul jūsų neerzina tas slyvų aliejus, čia bus dar viena nauja patirtis. Ir čia yra slyvų aliejaus rinka, kada vyksta laisva tarptautinė prekyba. Dabar žiūrėkit, ką reiškia tas paslaptingas sakinys vykstant laisvai tarptautiniai prekybai. Kas čia yra užkoduota? Čia yra labai svarbu. Aš manau, kad čia nėra subsidijų, nėra muitų, yra galbūt laisva prekyba. Tai taip, čia viskas tiesa, bet brėžiny, Aiste, kas brėžiny, ką aš iš brėžinio turiu suprasti, kai man yra sąlygos sakinys vykstant laisvai tarptautiniai prekybai. Ribojimų nėra, to protekcionizmo, kaip aš... O kam čia pripiešta tų kreivių 3 tada? Čia aš matau nelabai matau dabar. Pasaulinė kaina. Yra pasaulinė kaina. Gal reikia atkreipdėmėsi, kad pasaulinė kaina yra aukščiau to X-o? Pasaulinė kaina yra lygu pasiūlai, pasauliniai pasiūlai. Bet ką reiškia vykstant laisva tarptautinė, žiūrėkit dabar. Yra skirtumas. Čia prekyba tarptautinė jokia nevyksta. Ane? Ką mes čia turim? Turim tik tai vietinę paklausą ir vietinę pasiūlą. Šituose 2 brėžiniuose, šitame ir šitame, jau atsiranda pasaulio rinka. Ane? Atsiranda eksportas arba importas. Tai čia reiškia ką?
Tai reiškia, kad jau yra trečias reikalas ir jeigu šita šalis prekiauja, ane, su kitom šalim, tai jūs teisingai pastebėjot, kad pasaulio kaina yra aukščiau, tai bus eksportuojama. Va. Jau mes nebeapsiribosim ir vietiniai tie pirkėjai vargšai jau nebepirks kiekio kažkokio ten už kažkokią kainą, kur yra vietinės paklausos ir vietinės pasiūlos sankirta, bet jų pardavėjai, gudrus, ane, dalyvaudami tarptautiniai prekyboje, jau rinkai siūlys mažiau, vietiniai rinkai siūlys mažiau, nes jiems labiau apsimoka. Ne už 4,5 euro pardavinėt, o už 7 eurus išeksportuot savo produkciją. Pagaunat? Aš labai atsiprašau, buvau atsijungusi, nes išsijungė internetas, nežinau dėl ko. Bet mano irgi buvo užstrigę. Ir mano buvo užstrigę kažkaip. Čia gal aš? Ir pas mane taip pat kažkokia kita svetainė sakė, netinkama man šito. Ne, užstrigo. Gal galite, ta prasme, truputį porą sakinių atgal pakartoti? Jūs klausot, ką tai reiškia, Taip, tai sakiau, kad tai reiškia, kad atsiranda čia pasaulis ir kad vietiniai gamintojai ir kadangi kaina yra aukštesnė, ne, tai vietiniai gamintojai nebepardavinės rinkoje po 4,5, ne, čia kažkur 4,5 maždaug būtų. Nebepardavinės už 4,5, jie už 7 eurus eksportuos. Tai jie parduos labai nedidelį kiekį produkcijos šalies viduje ir tie vartotojai čia bus liūdni, nes jiems kaina užkyla, kai atsiranda tarptautinė prekyba, nes jų vietiniai gamintojai tiesiog savo produkciją išeksportuos. Tai čia apie tai buvo klausimas. Tai dabar klausia jūsų. Apskaičiuokite slyvų aliejaus eksporto vertę. Eksporto vertę tai ne kiekį, bet, kiek užsidirbs pinigų. Ką čia reikia daryti? Pasitark. Gal 2800? Tai dabar eksportuoja, žiūrėkit, nuo 150, ane, matosi, iki 550. Iš 500 PM atimu 100 PM, gaunu 400 už 7 eurus. Taip? Tai bus 2,800,000 eurų, nes čia yra 1000 litrų po 7 eurus. Ar aišku čia, ar pagaunat, kur čia ta eksporto apimtis ir vertė? Taip. Apimtis tai atstumas, ne? Suprant. Gerai. Apimtis atstumas, o vertė dauginam iš kainos. Dabar prašo apskaičiuoti slyvų aliejaus vidaus vartojimo vertę šalyje X esant laisvai prekybai. Tai čia vat irgi ką sakiau. Reiškia, vartotojai jau šitą aliejų dabar dėja vidaus rinkoje gaus už 7 eurus ir jau galės nusipirkti ne ten 200 kažkokių ten, grubiai 70, gal ten nežinau kiek tūkstančių litrų, bet tik tai, kiek čia mums, 150 000 litrų. Tai vadinasi, man reikia 150 000 dauginti iš 7. Aš tikiuosi, kad klaidų čia neprivėliau, skaičiuodama šitą suskaičiavau uždavinį. Man svarbu, ar aišku, nes čia tokia darbiški vis dar mankšta einant į tą darbiški rimtesnius dalykus. Ar aišku čia? Paskutinis kažkaip skaičiuota 110 000 iš 7, tai nelabai ten gaunasi tai, ką parašė. Aš irgi kitaip galvoju, aš galvoju 1,050,000. Jo, aš irgi 1,050,000. Jo, čia žinokit, su korektūrom tai gali būti. Va tai va? Kažkas nusuko 50 000. Va, gerai. Va dabar gerai, jo. Gerai? Ačiū labai. Ten prieš tai liktai gerai, nes 4x7, 2,8, ten gal jau nesuklydau. Tai va. Tai čia toksai buvo mankšteliai. Dabar einam jau prie protekcionizmo. Protekcionizmas tai yra ekonominė vyriausybės politika, kuria siekiama apsaugoti vietinius gamintojus nuo užsienio konkurencijos, ribojant importą iš kitų šalių. Ir visos tos priemonės, ten muitai, kvotos, eksporto subsidijos, visokie administraciniai barjerai, dar yra tokios nacionalinės kampanijos, ten embargas, pavyzdžiui. Čia daugiau mes, pasižiūrėsim, aš čia keletą pagrindinių, bet mums tokie, kas su skaičiavimais, tai yra muitai, kvotos ir subsidijos, ten visi kiti, tai tokios pasakos.
šalį ir ten apie priežastis mes kalbėsim kitą kartą, bet iš esmės, nu tai kad ir kaip ten būtų, priežastis vienintelė yra tokia esminė, tai siekis apsaugoti savo gamintojus. O kodėl juos ten nori saugoti? Ar dėl to, kad jie ten yra nauja industrija, ar kad jinai yra kažkokia, nu ten, sakykime, strategiškai svarbi, ar kad jinai ten, nežinau, maitina ten didžiąją šalį gyventojų, nu, ta prasme, dirba ten labai daug žmonių. Nu belekas, čia gali būti daugybė priežasčių, apie priežastis mes kalbėsim kitą kartą, bet iš esmės, tai sakau, vienintelė didelė priežastis, kurią paskui ten galima išskaidyti daug ir įvairių, bet iš esmės tai yra būdas apsaugoti vietinius tuos gamintojus. Iš kitos pusės ir vartotojus kartais, bet ne visada, nes vienais atvejais vartotojams kaina kyla ir pasirinkimas mažėja, kitais atvejais kaina nekyla, bet vis tiek pasirinkimas mažėja. Tai čia labai priklauso ta pasiekmė, kiek jau ten gerai tam vartotojui bus, tai čia labai kitas klausimas. Bet iš esmės čia labiau apie gamintojus visada. Nu tai va, ir ten aš dar parašiau, kad vienom iš šių priemonių siekiama apriboti importo pasiūlą, kitom gauti pajamų iš mokesčių, bet net ir tada, kada iš muito mokesčių gauna pajamų, vis tiek yra siekis nuriboti tą importą ir palikti daugiau vietos savo vietiniam gamintojam pasireikšti rinkui. Tai einam prie muitų. Tai muitas yra toksai specialus mokestis, kuriuo apmokestinamos importuojamos prekės ir paslaugos. Tai gali muitus, pavyzdžiui, valstybės nustatyti vienašališkai arba gali būti nustatoma, jeigu priklauso šalis kažkiam prekybos blokui, tai tada jau yra ta pati tvarka, tas pats reglamentas ir nustatoma, nebegali ten viena šalis susigalvoti ten, jeigu blokas prekiauja be muitų ten su kažkuo, sakykime, tai jie negali sugalvoti kažkaip taikyti. Arba, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje be muitai yra erdvė, mes, nežinau, ten iš belgų galim pirkti, nežinau, vyną, pavyzdžiui, ar, bet ką, sūrį, be jokio muito, tai, negali sugalvoti belgai uždėti lietuviam dabar muitus. Jeigu lietuviai pirks iš Belgijos, tai muitas bus. Tai negali. Bet belgai, pavyzdžiui, ten kokiai, nežinau, Kanadai, tai gali. Tai va. Tai koks tikslas to muito? Tai vienas, padidinti užsienio įmonės gamybos kaštus, nes tada padidės prekės ir paslaugos kaina. Nieko mokytis mintinai labai nuoširdžiai nerekomenduoju, aš tai nemoku nieko. Nes jeigu jūs suprasit ir matysit akise arba labai greitai, būsit įgudę pasibražyti brėžinį arba vėliau jie tiesiog toj galvoj lieka brėžiniai, tai tu tada labai gerai iš to brėžinio, jeigu supranti, tai nereikia kalt atskirai, koks ten muito tikslas, ar ten padidėja kaina, ar ten sumažėja kiekis, tai kuriem ten gerai, kuriem blogai. Viskas labai gerai matosi iš brėžinio, dėl to aš labai ilgai ten tuos du brėžinukus zulinau, kad būtų aišku, tai kiek importuoja, o kiek vietiniai ten gamina. Tai va čia yra labai labai svarbu. Jeigu ten aišku, manau, turėtų būti aišku ir toliau. Tai va, tai padidėja dėl muito, tai tikrai padidėja prekės ir paslaugos kaina ir šalyje pagamintos prekės tampa konkurencingesnės. Tai daugiau tada bus galima iš vietinių nusipirkti ir mažiau tie importuotojai šalį jau, eksportuotojai, o mes importuojam. Tai importo mažiau bus. Ir muitai yra, ko gero, čia dažniausiai naudojama prekybos ribojimo forma, labai populiari. Tai dabar kas darosi su muitu? Dabar jau susikaupiam ir šiaip tai labai net rekomenduoju pasiimti kokį, nežinau, popieriaus lapą ir pieštuką, todėl, kad čia reikia įgūdžio. Čia yra vienintelis dalykas, kas yra svarbu, tai nepasižiūrėti, nes čia nėra paveikslas ant sienos, čia kuris gražus ar ne, bet čia reikia tiesiog daryti pačiam. Tai labai siūlau. Tai dabar, sakykime, yra šalis kažkokia X, čia jautienos jos rinka, ne? Tai SD ir DD šitie piramidų grafikai, ne? Tai paprasta paklausa ir pasiūla, tai yra vidaus rinkoje paklausa ir pasiūla. Dabar jeigu šita šalis dalyvauja prekyboje, ne? Tarptautiniai prekyboje, kol kas, sakykime, kad laisva prekyba, tai mes turime tik tai kainą PW, kuri reiškia pasaulinę kainą. Ir čia jau yra SW, tai yra pasaulio pasiūlos kreivė. Ir aš čia parašiau net šone, taip nieks brėžiniuose nerašo ir neaiškina, bet aš parašiau, kad jeigu tai yra laisva prekyba, tai tos aukščiau kreivės nėra, į ją dėmesio kol kas nereikia kreipti.
Ir mes turime vietinės rinkos kreivės ir dar vieną pasaulinės rinkos pasiūlos kreivę. Ane? Tai kitaip sakant, čia irgi aš dar kartą paaiškinau, kodėl jinai yra horizontali ir kad SW, ane, jinai gali patenkinti iš esmės visą tą trūkumą. Oi, čia matau šleivai nuvestas vienas punktyras. Gerai pataisysiu, turėtų nuo susikirtimo eiti. Tai biškai atsiprašau, čia yra tokia klaida, matau. Nu tai va, tai dabar einam toliau. Tai dabar darom prielaidą, kad tie užsienio gamintojai gali tiekti jautieną į šalį X patirdami mažesnius alternatyviuosius kaštus nei vietiniai gamintojai. Nu, iš kur aš tokią prielaidą darau? Todėl, kad pasaulio kaina yra mažesnė negu šitos kažkokios konkrečios šalies X vidaus rinkos kaina. Vadinasi, jie su mažesniais. Čia šiaip tai reikėtų per santykinį ir absoliutų pranašumą apie kalbėti, bet mūsų programai tie dalykai yra vėliau, tai aš jų nepinu. Nu ir dabar tiesiog bandau paprastai paaiškinti. Tai dabar ta pasaulio kaina yra mažesnė už pusiausvyros kainą toje šalyje X, ne? Ir dabar už kainą PW vietos gamintojai gali pasiūlyti rinkai kiekį Q1. Čia sakau, dovanokit, tas punktyriukas nuklišai, biški ne toj vietoj, turėtų būti ant va šito susikirtimo. Nelabai čia jis nervina, kad tas punktyras biški ne čia. Aš tikrai prieš siūsdama pataisysiu. Jis turi būti nugrinai ant susikirtimo. Ten, kur vietinių gamintojų pasiūlos kreivė susikerta su pasaulinė šitą kainą, tai už šitą kainą vietos gamintojai, va tiek, kiek susikerta, tiek ir gali pasiūlyti. Tai biški pastumsiu tą Q1, dabar čia greitai techniškai negaliu padaryti, reikia eiti į paintą. Bet vidaus vartotojai, ne, už tą pasaulinę kainą, nu jie pageidauja kiekio Q4. Čia kol kas nieko naujo, viską tą patį pasakoju, ką prieš tai. Jie nori Q4. Tai kadangi vietiniai gamintojai tik tai tą gabalėlį Q1 gali duoti, tai likusį tą gabaliuką Q1, Q4 arba Q4 minus Q1 šalis importuosis. Va, tai bus importo apimtis prieš įvedant muito mokestį. Tai reiškia vietiniai gamintojai, ane, tą parduoda Q1, o visą likusį kiekį iki Q4 parduoda, įveža, kitaip sakant, į šalį užsienio gamintojai. Dabar kas pasidaro tada, kada prasidės muitas, ne? Tai dabar, ką čia aš irgi biški daugiau papasakoju tose skaidrėse, tai reiškia, kad bele kiek, nu, bet koks kilogramas, kurį įsigyja ten iš užsieniečių importinės jautienos vietiniai vartotojai, tai tiem vietos gamintojams, nu, jie praranda pinigus. Suprantate, ne? Jeigu aš nueinu į parduotuvę ir perku ne lietuvišką jogurtą, o pavyzdžiui latvišką, tai latviai gaus pinigų, o lietuviai ne. Ir čia, jeigu, pavyzdžiui, labai susirūpintų mūsų, nežinau, valstybė Lietuvos pienininkų situacija, nu tai galimai, Latviam tai negali uždėti, nes Europos Sąjungoje, bet jeigu, sakykime, čia ne apie Lietuvą aš kalbėčiau, tai uždėtų muito mokestį kitų šalių produkcijai. Tai va čia taip ir padaro. Ta šalies X vyriausybė nusprendžia įvesti muitą importuojamą jautieną. Šiuo atveju muitas yra fiksuoto dydžio, nes jeigu mes čia pradėsim procentinius ir mokykloje tikrai vaikam niekas neduos skaičiuoti procentinių, nu neįsivaizduoju, kas čia galėtų darytis, nes čia yra klasika. Tai laikykim, kad uždeda fiksuotą muito mokestį, dėl to pasaulio pasiūlos kreivė pakyla į viršų. Nu, jinai kaip ir į kairę juda, iš tikrųjų, ko čia nėra įmanoma paaiškinti, nes jeigu dešinę judėtų, tai jinai važiuotų žemyn. Tai va tuo muito dydžiu jinai pakyla į viršų. Ir mes turime naują dabar pasaulio pasiūlos kreivę, S plus T. T raidė yra nuo žodžio tariff, jeigu pastebėjot, va ten buvo parašyta, kad muitas arba dar kartais ir sako tarifai, tai tie tarifai tai yra muitai ir ne kas kita. Tai dėl to yra S plus T. Ir PVT irgi yra dabar pasaulinė kaina su tuo muito mokesčiu. Tai pasaulio kaina pakyla ir visa ta kreivė pasislenka į viršų. Dabar žiūrim, kas bus toliau. Tai dabar, kada įveda tą muitą, tai jau kaip sakiau, kaina nuo PW iki PWT pakyla.
tada, kadangi kaina pakyla, aišku, vėl čia supraskit, kad čia yra schema. Jinai, nebūtinai labai taip gražiai iki tiek pakyla. Gal jinai, pavyzdžiui, pakyla ir kažkokioje konkrečioje rinkoje susilygina su pusiausvyros kaina tos rinkos. Čia nieks nežino. Bet dažniausiai, yra tokie brėžiniai, kada kažkiek, bet, ale vis tiek biški dar žemiau, negu vidaus rinkoje ta kaina būtų. Bet padidėjus kaina jau yra paskata, ne? Jau yra paskata vietos gamintojams šiek tiek daugiau rinkai patiekti tos jautienos. Ir va čia tada vietos gamintojai, dabar jau ją apatinę kreivę galim nebežiūrėti ir vėl lygiai tą patį nagrinėjam. Žiūrim, kur susikerta ta kaina su vietos pasiūlos kreive. Ir čia kažkaip kreivai. Aš čia biškį nuklišinus, atsiprašau, pataisysiu tą brėžinį. Bet, čia vis tiek pagaunat, kad dabar jie jau siūlys kiekį Q2 rinkai. Bet vartotojai norėtų pirkti Q3. Vadinasi, tą gabalėlį nuo Q2 iki Q3 importuos. Čia užsienio gamintojai įveš. Dabar kas atsitinka gerai ir negerai, mes dar detaliai apie kiekvieną pakalbėsim, bet tik tai matot, kad pavyzdžiui jau vartotojam kaina išauga ir jie jau nusipirks nebe kiekį Q4, bet tik tai kiekį Q3. Ir importuojamos, kas ir buvo tikslas, muitą, kai uždeda, tai tikslas yra sumažinti importą, tai aišku, importuojamos jautienos, tikslas pasiektas, nes importuojamos jautienos bus nebe kiekis Q1, Q4, bet tik tai kiekis Q2, Q3. Ar aišku čia? Taip, aišku. Gerai. Ir dabar tada pakalbėkime apie kiekvieną suinteresuotąją šalį, nes jau ir programoje atsiranda žodis poveikis suinteresuotom šalim. Tai čia gali šitą kažkur pasižymėti ar kažkaip, kai kalbam apie tarptautinę prekybą, tai suinteresuotos šalis yra iš esmės 4. Kokios? Vietinė rinka, užsienio rinka, kuris jau importuoja, o kas dar 2? Tai vietos vartotojai, vietos gamintojai ir tas pats užsienio vartotojai. Vietos vartotojai, vietos gamintojai, užsienio šitie pardavėjai, kurie importą iš ko importuojam ir 4. kas? Valstybė. Nes paprastai, kai mes apskritai kalbam apie suinteresuotą šalis, tai yra ekonomikoje 3, ne? Vartotojai, gamintojai ir valstybė. Aišku, jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie kokį nors, grįžtų į mikroekonomiką, ne? Pavyzdžiui, apie kokį nors akcizą, ten uždeda tabako gaminiam, tai biškutį daugiau atsiranda suinteresuotų šalių. Atsiranda vartotojai, kurie perka, ten tos tabako gaminius, ne? Yra gamintojai, kurie parduoda, yra valstybė, kurie akcizą susirenka, bet yra tie vartotojai, kurie nerūko. Nes jiem irgi labai svarbu. Perkamas kiekis mažės, gal mažiau biški rūkys, mažiau smirdės, mažiau mes pasyviai rūkysim, kvėpuosim ten tais visais dūmais. Tai visada, bet iš esmės nieks nesikeičia. Kalbam apie vartotojus, gamintojus ir valstybę. Į kitas šalis mes čia nelendam, nes mes čia nematom. Ir mes jokio poveikio pasakyti, kaip ten, pavyzdžiui, bus kažkokios ten, nežinau, Zimbabvės vartotojam, kur ten Zimbabvės ūkininkai čia importuoja, jie eksportuoja, bet mes importuojam iš Zimbabvės ūkininkų jautieną, tai mes čia nieko negalim pasakyti. Mes galim pasakyti apie vartotojus šitos konkrečiai rinkos, apie vietos gamintojus, apie importuotojus galim pasakyti ir apie valstybę. Tai dabar apie kiekvieną atskirai. Čia vartotojai, gamintojai, valstybė, aš kaip ir 3, bet sakau, turėkit omeny, kad gamintojai čia yra 2 rūšių. Arba pardavėjai šitoj rinkoje, visada jie yra 2 rūšių. Yra vietiniai ir yra tie užsieniečiai. Tai dabar kas darosi vartotojui? Vartotojams darosi biški blogiau, ne? Kai įvedamas muitas, vartotojai ką gauna? Didesnę kainą, ne PVO, PWP ir mažesnį kiekį. Tai ką aš čia sakau, turės mokėti brangiau ir jų išlaidos jautienai išaugs ir dar be to jie gaus mažesnį kiekį. Ir dar, kai pavyzdžiui kokie nors gamintojai nuspręs nebeeksportuoti jautienos į šitą šalį, tai gali sumažėti pasirinkimas. Čia, pavyzdžiui, su jautiena gal čia nėra tiek akivaizdus pavyzdys, ne? Nes mes nuėjai parduotuvę, aš tai tikrai nesu mačius ten 35 rūšių jautienos. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, čia, aš galiu pakeisti pavyzdį, jeigu jums nuo to būtų
aiškiau, nu, tarkim, į kokius nors čia, pavyzdžiui, šitus sausus pusryčius. Ir sausų pusryčių tai jau tikrai yra kalnas įvairiausių, man atrodo, visokių rūšių. Ir va čia, pavyzdžiui, jeigu aš kažkokius labai mėgdavau, ne, sausus pusryčius iš ten šalies kažkokios, ir dabar uždeda muitą sausiem pusryčiam, tai labai tikėtina, kad mano tų pusryčių iš viso nebeliks parduotuviai. Tai va čia yra apie tai, kad tas pasirinkimas jisai irgi mažėja, todėl kad mažiau eksportuoja ir tikimybė, kad aš ne visai tą patį gausiu, čia aišku yra lengviau su kažkokia jautiena, su kažkokiais žemės ūkio produktais, bet taip pamodeliavus, kad geriau, kad suprastų geriau gal mokiniai, tai galima kažkokį tokį biškį pavyzdį duoti. Dabar kas bus gamintojai? Tai vietos gamintojai ir tie ne vietos gamintojai. Tai vietos gamintojams trumpų laikotarpių tai bus naudinga. Nes jie labai dirbtinai, bet jie tampa konkurencingesni. Ne? Nes jie dabar galės už didesnę kainą daugiau parduoti ir tarsi biškutį išstumti tuos užsienio gamintojus iš šitos vietinės rinkos. Tai turėtų jų padidėti pajamos. Aš matau vieną tašką, tai aš iš karto pasitaisysiu, nes paskui nepastebėsiu. Turėtų padidėti jų pajamos, nes dabar vartojimas didėja nuo Q1 iki Q2, tai jų pajamos buvo, aš čia nesužymėjus visko raidėm, bet tai kas būtų PW kart Q1, o dabar bus PWT kart Q2. Va šitas visas plotelis, pasidaro. Bet iš kitos pusės yra klausimas dėl kokybės, ar jie čia... Ar čia apie užsienio, ne? Dalies pajamų nebegaus užsienio gamintojai ir jie, arba galės konkuruoti, ar nebegalės. Čia irgi gali būti, kad jie už tą brangesnę kainą, tiesiog, kaip čia pasakyti, jiems per brangu pasidaro, nes jiems muitą reikia susimokėti. Tai nereiškia, kad jie uždirbs daugiau, ne, jie iš tikrųjų gaus mažiau. Nes ko aš čia galbūt nepažymėjau, bet mes uždavinį spręsim ir tada pamatysim, kas yra labai svarbu. Žiūrėkit, kokias pajamas gaus užsienio gamintojai. Jie turėtų gauti šitą stačiakampį nuo Q2 iki susikirtimo, iki kito susikirtimo ir Q3. Bet, kaip ir su mokesčiais, ne? tą gabaliuką šitą kadangi čia yra muitas, jie atiduos valstybei. Ir jeigu jie prieš tai gaudavo tą visą didelį plotą, jų pajamos buvo tas didžiulis plotas, tai dabar sumažėjo iki to viduriuko tik tai. Tai čia iš tikrųjų jiems labai ne kažką. Dabar ką valstybė? Valstybė gaus pajamas iš muito mokesčio ir ką aš ką tik paaiškinau, tai bus tas plotelis Aišku, čia daugiau dar gali būti dalykų, kad ten muitas gali padėti išsaugo darbo vietas, ten toj vidaus pramoniai, nereikės mokėti nedarbo išmokų, bet tas muitas iš oro nenukris ir jį reikės administruoti, tai čia irgi išlaidų gali būti papildomų kažkokių, kurių grafikė nepavaizduos ir jo čia niekaip nesimato. Dar gali būti, mes kalbėsim kitą kartą apie pasaulio prekybos organizaciją, gali gauti pylos ir gali tekti mažinti muitus arba nuimti. Iš kitos pusės, visada, kada viena šalis pradeda taikyti protekcionistinės priemonės, būtų labai naivu tikėtis, kad to paties nepadarys ir kiti. Tai garantuotai susidurs su atsakomaisiais kažkokiais veiksmais. Ir dar klausimas, tada ar tikrai čia bus naudinga, ar nebūtinai. Tai va, tai tiek čia buvo dalykų ir dabar tada imam pieštuką popierių ir bandom daryti uždavinį. Bet čia tikrai labai primygtinai, prašau, imti pieštuką popierių ir daryti tą uždavinį. Nes kitaip, tai nieko nebus. Ai, čia nenutryniau to domestik. Čia tiesiog. Bet čia tas SD, DD, bet jeigu nutrinčiau, ir aš gal, neturiu kur pasižymėti, nutrinsiu turbūt, tai tiesiog bus S ir D ir tai reiškia, kad tai yra tiesiog kažkokia šalies X, kviečių rinka, kaina P už kilogramą, kiekis Q 1000 tonų, S yra akivaizdu pasiūlos kreivė, D yra paklausos kreivė ir nieko daugiau gudraus čia nėra. Tai šitą brėžinuką siūlau pasibraižyti, ir tada pradėsim daryti. Ar man reikia gal dar jums tiesiog ant balto lapo papiešti ir parodyti dalykus, ar nereikia? Nereikia. Gerai.
Nu tai gerai. Tai pirmiausia. Atsiprašau dar. Taip. Prašau, kad aš Prašom. klausiau. Taip, taip. S domestic, tai aišku, kad vidaus pasiūla. O kas yra D? Nu tai aišku, kad, ką tik sakiau, kad aš nutrinsiu tą domestic, nu čia Ai. tiesiog vogiau brėžinį, tai liko. Ai, atsiprašau tada. Čia, Ai, jo, aišku. bet čia dar kartą, kaip pavadinsit, taip ir bus. Kadangi čia nėra absoliučiai jokių kreivių daugiau, tai čia negali būti niekas kitas, kaip tik tai vidaus rinka su kviečiais kažkokiais. Nu, kas sąlygų yra pasakyta. Nu, tai dabar pradedam. Aš tikiuosi, kad jau nusibraižėte, ne? Tai kokia šalies X rinkoje kviečių kaina ir koks perkamas kiekis? Tai 1,5 ir pusantro. Euras 50. Kaina pusantro, ane? O kiekis yra 1. Aš suprantu 1,000. Kiekis yra 1,000 tonų. Taip. Taip. Va, aš čia esu jau šitą esu prašius. Kaina 1,5 eurų, kiekis 1000 tonų. Gerai, dabar antras klausimas. Pasaulinė kviečių kaina yra euras už kilogramą. Prašo papildyti diagramą pasaulio kviečių pasiūlos kreivę. Aš dabar galvoju, kad aš persijungiu biškį į kitą režimą, kad aš su jumis galėčiau braižyti. Bet aš tikiuosi, kad jūs braižysit pirmiau negu aš. Taip susitarėm, gerai? Aš biškį padidinu, kiek galiu. Negaliu labai daug, bet man atrodo, čia pakankamai jau matosi jų mane. Nu va. Nu tai gerai. Ir tada dabar darom antrą. Pasaulinė kviečių kaina yra euras už kilogramą ir prašo papildyti grafiką pasiūlos kreivę. Tai darom ką? Darom labai viską paprastai. Pasimsiu kokią kitą spalvą. Paimam ir nusibrėžiam. Tai dovanokit, jeigu šleivai. Biškai rankos dreba jau į senatvę, bet nieko. Ir čia aš pasižymiu SW, ne? Viskas aišku čia. Pasaulio pasiūlos kreivė. Taip, ačiū. Gerai, einam į trečią. Nustatykite, sako, kiek tonų kviečių. Ir va čia tas stebuklingas jau žodžių junginukas. Vykstant laisvai tarptautiniai prekybai, rinkai pasiūlys vietos gamintojai ir kiek bus importuojama. Tai aš galiu savo, kad man jau būtų biški lengviau. Suprantu, kad tiek, va čia, ane? Vietos gamintojai siūlys pusę, nu arba 500 kilogramų. Aš to parašysiu. O va šitą va gabalėlį, ane? Va šitą gabaliuką, va čia jau bus, Importuos. Čia importas. Aš, ar užrašyti ar neterliuot man brėžinį? Labai gerai, ačiū. Jėzau, kaip tragiškai. Bet Labai, kitaip aišku, labai viskas gerai. Viską Tai matau. dabar aš biškiai išsijungiu čia ir aš jums gal iš karto parašau, ane? Tai tvarkingai susirašom. Tai to papildymo, tai nepapildysim čia, viskas kaip ir taip matosi, bet dabar tai vietos gamintojai, ne? Greitai rašau vietos, vietos gamintojai siūlys 500, ne, kilogramų, o importuojama Bet tonų turbūt 500, ne kilogramų. čia 1000 tonų, jo. Jo, 500 tonų, ačiū. Kaip faina, bet aš viską žinau dabar, kas miega, kas nemiega. Tai čia bus 1000, ane? Tonų. Maždaug čia, dar jau visai parašysiu. 1500. Oi. Pusantro. Minus 500. Taip? Pusantro. Aš taip gavau, kaip jūs rašote, taip. Taip, viskas gerai. Gerai? Jo. Tai čia tik tai tą parašiau kaip skaičiuva. Gerai, dabar einam tada toliau. Čia yra, aš biškį nusivogiau brėžinį, kur aiškiau matytųsi dalykai, tai jums irgi bus patogu, nes šitokie skaičiai nefaini. Dabar sako, valstybė įvedė 30 centų muitą. Pavaizduokite tai diagramą. Nu tai diagramoje akivaizdu. Mes žinom, kad per 30 centų, nes kas 50, ne, centų eina lagelis.
Tai mes žinom, kad jeigu 30 centų, ar ten 50 centų, ar ten 1 euras, nesvarbu, mes su šitą kreivę pasaulinę važiuojam į viršų per mokesčio dydį, per muito, ne, konkrečiai dydį. Tai pasivaizduojam diagramą ir čia aš jums paliksiu, tiesiog, kad čia yra net skaičiai surašyti, kad mums nereikėtų labai vargintis ir spėlioti, tai kiek ten. Bet čia matematiškai gražiai gaunasi, jeigu mastelio laikomės, čia per 30 centų pakeliam, tai čia 0,8. Čia nesunku tą įsiskaičiuoti, bet tiesiog galima naudoti šitų brėžinių, kad būtų paprasčiau. Tai dabar žiūrėk, toliau, ar čia aišku, ne, čia nėra apie ką sustoti. Tada prašo apskaičiuoti vartotojų išlaidas kviečiams prieš įvedant muitą ir įvedus muito mokestį. Aš biškį grįžtu, pasikopinsiu, kad būtų jums gražiai geltonai. Ir dabar pradedam galvoti. Čia nežiūrėkite niekar, čia net ne žodis kaina turėtų būti. Tai klausimas dabar vartotojų išlaidos prieš įvedant muitą. Tai 1,05. Pusantro, mėlieji, žiūrėk. O kodėl? O tai todėl, kad žiūrim, kur pasiūla su paklausa susikerta. Pasaulio pasiūla... atsiprašau. Bet čia viskas aišku, ne? Tai darau 1 kart 1,5 ir tai yra lygu, čia taip gal nelabai galima daryti, taip lygu. Aš parašysiu 1,5 tūkstančio, galiu sau leisti rašyti, ne? Aš atsiprašau, noriu paklausti. Jo. Bet jeigu yra pasiūla 0,5, daugiau nėra ką pirkti. Man irgi tas klausimas kilo. Ką reiškia, nėra ko pirkti? Žiūrėkit, stop. Nėra ko pirkti iš vietinių gamintojų. Taip? Vietiniai gamintojai siūlo 0,5. Bet mes kalbam apie tarptautinę prekybą. Ir pasiūlos kreivė šiuo atveju jau yra šita horizontali. Žiūrėkit, grįžtu. Tai tos bulvės, atsiprašau, jau įvežtos yra jų šaly? Ką žinau, tai kiek importuos. Čia ne faktas, kad dabar jau šiandien ar vakar nupirko, bet faktas, kad, žiūrėkit, čia dėl to ir kalbėjom ilgai. Kai atsiranda pasaulinė prekyba, pamirštam šitą vietinę kreivę. Jūs matot mano pelę, kaip aš čia makaluoju piktai? Matom. Gerai, energingai. Tai žiūrėkit, tai tą gabalėlį iki QS, tai taip, už tokią kainą vietiniai nebegali pasiūlyti daugiau. Ir jeigu nebūtų pasaulinės rinkos, o staiga kažkodėl valstybė nureguliuotų, kad kaina yra PW, tai vietos gamintojai pasiūlytų QS ir šitas gabalas vadintųsi kaip? Eksportas. Jokio eksportus nesivadintų. Trūkumas. Žiūrėkit, kolegos, susikaupkim. Ką aš ką tik sakiau, jeigu nebūtų jokios tarptautinės prekybos ir staiga kažkodėl valstybė nustatytų kainą PW tiesiog iš lempos, iš lubų, tai vietos gamintojai galėtų pasiūlyti QS ir viskas, ir baigtųsi. Ir čia mes turėtume tą mikroekonomikos atvejį, kai visas šitas didelis gabalas būtų stygius. Niekas neduotų rinkai prekių, jeigu nebūtų tarptautinės prekybos. Mikroekonomikoje mes apie jokią tarptautinę prekybą nekalbam ir kalbam tik tai apie vietinį gamintoją. Tai vietiniai gamintojai nepajėgus už tokią mažą kainą pasiūlyti rinkai daugiau. Bet dabar mes su jumis kalbam apie tarptautinę prekybą. Ir išsiaiškinom, kad jeigu čia yra pasaulio kreivė pasiūlos, tai pasaulis mums gali bet kokiai, ar mums, ar Lenkijai, ar Zanzibarui, nesvarbu. Visas pasaulis, lyginant su bet kokia šalimis, yra labai didelis. Ir jisai gali pasiūlyti bele kiek produkcijos. Ta visą trūkumą mes galime importuotis. Ar aišku dabar? Tai jeigu mes galim importuoti, tai čia ką aš ir buvau pažymėjus, tas visas likęs gabalas yra importas, ne?
Tai prieš įvedant muitą vartotojai pirko ne 0,5, o 1,5 produkcijos, nes šitą vietinės rinkos trūkstamą kiekį užpildo importas. Tai jie pirko, aišku jau, nu tai gerai. Jo, dabar sąlyga tą aiškiai, nes aš biškai pagalvojau iš tikrųjų, kad vartotojo pajamos, kaip vartotojų išlaidos, nu čia biškai nugribavau, bet dabar aišku, kadangi čia yra ta jau su tarptautinė prekyba. Taip. Mes čia jau ne apie vietinę rinką kalbam, ką jie ten gali, jo vietiniai negali, mes šitą išsiaiškinom, už vieną ten eurą ar ten dolerį, nebežinau, čia eurai. Už vieną Galima biškiuką ne į temą. gali. Bet mes, kai einam apie maksimalią minimalią kainą, ar kai va čia gaunam tą stygių, tai kažkaip taip, nežinau, aš ir skaičius ten ir vaikams sakom, kad va toj būtent vietoj, kad valstybė jinai tampa tarsi importuotoju, kad apgintų vartotoją, o viršui jinai tampa už kaip papildomas Tada turi arba vartotojas. eksploatuoti, arba sunaikinti. Nu, tai ką, tai viskas čia susieina. Čia viskas gerai taip? Nu, tai gerai. A, Nes jeigu valstybė būtų uždara ir negalėtų importuoti esant stygiui, nes čia nieks su nieko nesikerta, tik tai brėžiniai su minimalia ir maksimalia kaina, tai nėra tas pats, kas tarptautinės pasiūlos ten kreivė. Tai nėra tas pats. Tai yra tiesiog kažkokia kaina įvesta minimali arba maksimali, apačioj tai bus lubos, tai bus maksimali kaina, už kurią galima parduoti, ne? Tai jokios ten, jeigu nėra jokios tarptautinės prekybos, pavyzdžiui, karas koks nors, kažkokioj ten šalyje, ne? Ir tam, kad, ale labiau ten pagelbėtų vartotojams, šalis nustato tą maksimalią kainą, kad ten nelūptų 9 kailio iš tų pirkėjų ir kad jie pajėgtų, pavyzdžiui, duonos įsigyti. Bet tokia situacija sudaro stygių šalyje, nebus patenkinti poreikiai žmonių. Ir jeigu šalis negali importuotis, tai jie ir sėdi nevalgia. Bet jeigu va čia mes jau kalbam apie tarptautinę prekybą, ir čia šita SW yra pasaulio pasiūlos kreivė, ir čia jokia šalis nėra uždara, čia vyksta tarptautinė ekonomika, vyksta mainai, tai vietiniai kiek gali, tiek parduoda, jie parduoda 500 tonų už 1 eurą, o likusį kiekį šalis importuojasi, užsienio pardavėjai parduoda 1000 tonų, dar 1000 tonų po 1 eurą. Tai iš viso tie vietiniai, jie savo paklausą patenkina. Nes aš sakiau, kad ir kiek jiems reikėtų, tai priklausys nuo to, kokia kaina ir koks poreikis, ne? Bet kiek jiem reikia 1,5 tonos, 1000, tai jie ir nusiperka 1500 tonų už 1 eurą, tai 1500 ne tonų čia, o išlaidos tai euro, ne? Taip? Ar taip? Ar jau čia dabar aišku? Taip. Gerai. Tada važiuojam toliau. Toliau klausia prieš ir įvedus. Tai dabar jau įvedus. Tai dabar jau čia biškutį bus kitaip, ne? Kiek jau valandų? Jau po 5-7, jūs nejuokaukit, mes čia 3 savaitės tada. Bet jeigu jūs suprasit su muitais, tada bus lengviau ir kvotos ir subsidijos. Tada įvedus muitą. Dabar žiūrim, įveda muitą, pavažiuoja pasaulio kreivė aukštyn, jau į tą apatinę galit net nebežiūrėti, mintyse galit ją išsitrinti. Žiūrim, kas darosi. Kiek dabar, kokį kiekį perka vartotojai už šitą didesnę kainą? 1,2. 1,2. Čia visiems aišku, kodėl 1,2. Žiūrim, kur susikerta pasaulio kreivė su vietinė paklausa. Nusivedam žemyn, yra parašyta 1,2. Ir vadinasi jų išlaidos, tik tai nebe euras bus, o euras 30, ne, tai 1,30 euro kart 1,2 tonos, tai bus nežinau kiek. Kažkiek. Reikia pasidauginti. 1000 tonų yra. 1000 tonų, Čia gal, man atrodo, kažkaip mes netaip gaunam, nes čia yra 1000 tonų, tai 1,5. Žodžius parašant 1000 ir viskas. Tai koksgi skirtumas? 15 000 tada gaunasi ir čia bus jo 15 000 eurų.
Iš kur jūs gaunat čia palauk, kodėl mano kalkuliatoriui dingo raidė C, va čia tai fokusai. Aš negaliu skaičiuoti ir negaliu ištrinti nieko. Palaukit. 1,2. Gerai, 1,3 dauginam iš 1,2, tai yra 1,56 tūkstančio eurų. Taip. Taip. Nu. O jeigu kam taip nepatinka, tai 3 nulius prisirašykit. Atsiprašau, nepastebėjau žodžių. Nu, tai čia ar su žodžiais, ar su nuliais, jo, 3 nulius prisirašyti reikia. Jau nebedirba galva. Nu, tai va, bet čia man svarbu, kad jūs, pagaunat, nuo kur iki kur skaičiuot. Dabar, kiek gavo valstybė pajamų iš muito? Tai po 30 centų. Nu, tai čia, jo, visi supranta, kad po 30 centų, o kiek gavo? Tai už 0,3. Už kiek dauginu? 0,4. Nes žiūrėkit, 0,8 ir 1,2. Matot, va šitą va gabaliuką. Aš gal parašysiu skliausteliuose, kad jeigu, dabar tai atrodo jums aišku, bet o paskui jeigu 1,2 minus 0,8. Kad jeigu kartais žiūrėsit į brėžinį, kiek ten gaunasi, kas nors galit pasakyti? 0,4, 0,3, 0,12, ne? Taip. 0,12 tūkstančių eurų. Nelabai čia daug kažką gauna. Ir dabar sako, paaiškinkite muito poveikį bet kurioms 2 suinteresuotom šalims. Tai dabar jau, kaip sakant, jūsų laikas. Pasiimkit, kokią norit suinteresuotą šalį, vieną, kitą ir koks bus jiem poveikis. Suinteresuotos šalys yra 4 šiuo atveju, pakartoju vartotojai, tada vietos gamintojai ir užsienio gamintojai ir valstybė. Tai valstybė gauna pajamų. Mažų, bet gauna. Taip. Į biudžetą. Vietos vartotojų pajamos didėja. Išlaidos. Išlaidos, ne pajamos. Tai reiškia, Nuperka mažesnį kiekį, sumoka daugiau pinigų. Tai va, ir čia šitą vaikus mokyti reikia. Jie turi rašyti, kad ten vietos, net ne vietos, tiesiog čia bus vartotojai, ne? Nes čia vietos ir ne vietos Jie nėra. mažesnį kiekį, išleisdami daugiau pinigų. Vartotojai čia dėl muito, ne? Muito kažkaip parašyti, kad jie nelaimė, o pralaimė. Tai aš gal taip ir parašysiu dėl muito pralaimė. Tas angliškai yra worse off arba better. Kad daugiau, tai visiems aišku, ir pralaimė. Nėra čia taip viskas aišku, man atrodo, nes jūs iš grafiko turėtumėt pagrysti. O kodėl, ne? Dėl muito pralaimė, nes moka aukštesnę kainą ir gali įsigyti mažesnį kiekį ko tenai, kviečių. Dar, ką aš sakiau, bet čia neparašyta taip jau visur. Čia dar gali būti, pavyzdžiui, argumentas dėl įvairovės, ne? Dėl kokybės kokios nors prekių, nes, pavyzdžiui, užsieniečiai gal batus įsivaizduokim, įveža gal kokybiškesnius batus, o dabar pats kaina pakyla ir man reikia pirkti lietuviškus ten kokius. Arba, gerai, ne lietuviškus, ten kokia Baltarusija, pavyzdžiui. Tikrai jau ten tie jų batai negeresni už importinius jaučiu. Tai va, ir čia daug tokių, žinokit, gali būti dalykų, kur, atrodo akivaizdu, bet, nėra. Kas dar? Tai ten apie šitą sakėt, valstybę. Apie užsienio gamintojus, negalima pasirinkti. Sumažėjo stipriai. Jo. Ir galima čia, jeigu jau visai būti tokiam preciziškiam, tai reikėtų dar nurodyti. Bet mes, aišku, vartotojų jau išlaidas esam apskaičiavę ir galim pasakyti pralaimį, nes aukštesnė kaina ir gali įsigyti mažesnį kiekį ir dar jų išlaidos didėja, ne? Jų išlaidos. Net galima čia net parašyti, išlaidos padidėja. Kiek čia padidėja? 0,06 tūkstančio eurų, ne? Ir čia jau tikrai argumentas jau įkaltas. Tai va, tai kažkaip taip reikėtų. Antrą susigalvosit patys, jau neberašau, gerai?
Jo, o kadangi kviečių vartotojai iš esmės yra ne namų ūkiai, tai ką tada? Jo, o tai čia galima vyniot ir vyniot. Čia labai gerai, beje. Nes aš tai neperku kviečių ir Aš irgi. Daiva gal neperka. Nu tai va, bet perka ten kokie nors malūnai, ne? Arba nežinau, kas ten vištas kokias kviečiais gal šeria. Nu nežinau, kas ten dar perka. Tai iš esmės perka įmonės greičiausiai arba ūkininkai. Kažkokie, jiem ne? blogai. Taip. Tai jiem labai blogai, o nes per juos toliau ten, čia, nu viskas yra susiję, bet Per ir juos miltai pabrangs mums vištiena. pabrangs. Nu, ir miltai pabrangs mums, kvietiniai, ane? O dar kviečius į padažus visokius deda, padažai dar visokie pabrangs. Nu vienu žodžiu, čia galima vynioti ir vynioti, bet čia labai toli, pakanka tokius artimus kelis pasakyti, bet jeigu ekonomikoje turėtume esė, kaip tarptautinės bakalaureatas turi, tai čia reikėtų, va tai va kaip Daiva dabar vysto temą, taip ir vystyti. Tai va, tai kadangi nėra čia super lengva, tai, kaip sakant, labai smagu žiūrėti, kaip kas nors sprendžia, bet visai smagu paspręsti patiems. Tai gausit namų darbų. Prašau atsiųsti iki kito ketvirtadienio. Padarytus. Aš dabar norėčiau jūsų veidus pamatyti. Kaip Saulė? Na, tai aš aišku netikrinsiu jūsų, aš jūsų namų darbų netikrinsiu ir šitų uždavinių, va šito tai tikrai nesiruošiu spręsti, bet aš labai tikiuosi, kad kitą ketvirtadienį jūs atsinešit išspręstą uždavinį ir mes galėsim aptarti. Jo, mes galėsim pasitikrinti. Susitariam? Nes čia kitaip tai nebus niekaip. Čia galit jūs argumentus savo dabar dėti ant stalo, kaip jūs čia ne ekonomistai ten ar ten ne matematikai, bet čia aš jau nebepriimu nei vieno argumento. Žodžiu, yra 9 skaičiukai, kuriuos reikia išsispręsti. Nesigauti negali, nes naudokitės va tais va brėžiniais, kur muitų poveikiai visokie. Aš biškai patikslinsiu grafiką, kad galbūt būtų dar aiškiau ir tas, nes čia šleivai biškai pabraižiusi esu, tai sudėliosiu gražiai į vietas, bet aš manau, va tą, ką mes sprendėm, čia, jeigu iš principo suprantat, tai čia yra tik tai, kad daugiau visko, bet vėl apie tą patį. Muitas, muitą panaikina, čia tik atvirkščiai. Iš pradžių buvo muitas, o paskui muitą nuėmė. O pas mus iš pradžių nebuvo, o paskui uždėjo. Nu, tai vis tiek vienas ir tas pats. Tai va, tai susitarėm, kad namučiuose uždavinuką pasispręsit ir tada galėsim mes kitą kartą pasižiūrėti. Dabar aš tada judu į priekį, jeigu jūs neprieštaraujat ir gal mes dar kvotas greituoju būdu pasižiūrėsim. Jeigu klausimų nebeturiu. O sakykit, jūs uždavinį atsiūsite, ar nusifotografuoti reikėjo? Ne, aš skaidrės atsiųsiu, tai nebent šiandien norit spręsti, tai galit greit nusifotografuoti. Ne, šiandien nebėra. Nenori šiandien spręsti, nu gerai. Nu tai atsiųsite. Aš turiu išbėgti, žinoma. Bet skaidrės aš gausiu, ką? Gausit. Gerai, tai kvotos. Dabar apie kvotas, ne? Tikrai irgi girdėtas dalykas, jaučiu, kad žinot, kas tas yra, tai labai greit. Tai muitai yra pagrindinis, kaip sakiau, tarptautinės prekybos ribojimo būdas, kitos, tai yra tarifinė priemonė, net ir galit kažkoje literatūroje lietuviškai rasti, kad tai yra tarifinė priemonė, tai yra muitai, ten jie visokie gali būti. Čia jau detalės mums tikrai mokyklai čia žinoti, visokių tokių nereikia dalykų. Visos kitos priemonės yra netarifinės. Ir tai yra belekas, kas yra nesusijęs su muitais, ne? Nu tai kvotos, sakykim dabar. Tai turbūt viena pagrindinių kvotas ir dar subsidijos tos eksporto, kurios egzistuoja. Tai kvota yra apribojimas kiekiui, bet jeigu jau tiksliai, tai gali būti arba vertė gali būti apribota. Mes, aišku, nespręsim uždavinių su apribota vertė ir galim sakyti, kad tiesiog yra į šalį importuojamų prekių kiekių apribojimas. Jeigu norėtume būti tikslus, tai gali būti ir vertė apribota, tai būtų sudėtinga parodyti grafikę. Teoriškai galima, praktiškai tai nelabai čia turbūt verta leistis, tai mes žiūrėsim tik tai su kiekiu. Apriboja kažkokį kiekį, leidžia įvežti į šalį ir nedaugiau. Ir čia vėl tas pats, kad kvotas irgi gali arba vienašališkai valstybės nustatyti, arba tiesiog jau priimti kaip prekybos bloko reikalavimą ir toksai, kvotų tada bus. Ir tikslas irgi apriboti prekių ar paslaugų tiekimą, ir čia gal aš tas netiekimą, o apskritai tiekimą iš užsienio, ne, apriboti gal importinių, va taip parašysiu, gal bus aiškiau. Nu ir dabar pasižiūrėkime į kvotas. Čia jau biškutį kitaip. Tai sakykim, kad, čia tegul sūris būna.
nori šalis X, vėl aš imu kažkokią belekokią šalį, nusprendžia vietinių sūrio gamintojus apsaugot, nustatydama kvotą į šalį vežamiems sūrio gaminiams. Tai dabar pasižiūrėkim, kas darosi prieš kvotą. Prieš kvotą nežiūrim į raudonas liniją, biški žiūrim į raudonas linijas, bet nežiūrim į SD plus kvotą. Tai mes vėl turim SD ir DD, mes turime vietos rinkos kreivės, paprastą paklausą ir pasiūlą. Ir kadangi čia vyksta laisva, kol kas vyksta laisva tarptautinė prekyba, mes turime pasaulio pasiūlos kreivę. Tai kas darosi? Tai kol nėra nustatyti jokie apribojimai, kiekis vidaus rinkoje yra Q4, nuo 0 iki Q4, pasaulinė kaina PW, o vietos gamintojai tiekia tą 0 Q1, iki va čia. Dabar likusį tą kiekį sūrio nuo Q1 iki Q4, importuojasi šalis. Nieko naujo, viskas tas pats. Ir čia aš vėl tą patį apie tą pasiūlą parašiau, galim praleisti ir eiti kitą. Dabar, jeigu čia jums gali painiotis, kvota tai ne Q1, Q4. Nustačius kvotą, kodėl aš šitą palaukit biškį skaitau, čia kažkas ne tai. Šito neturi čia būti. Taip, žiūrim į brėžinį. Nustato kvotą. Dabar kvota yra Ai, aš atsiprašau, palaukit biškį. Žinau. Q1, Q2, čia aš matyt kopinau, kad man nereikėtų ranka rankiotų, iš kur nors pasikopinau ir nepataisiau. Kvota yra Q1, Q2. Va čia aš esu brėžinį pažymėjus, kad čia yra kvota, va tokio dydžio. Tai reiškia, užsienio gamintoje, aš dabar nežiūrėkit į tą tekstą, aš tiesiog bandau paaiškinti, aš ir pati neskaitau, kas parašyta, tai jeigu prieš tai importuodavo nuo Q1 iki Q4, o dabar įsivedė valstybė kvotą ir leidžia užsienio tiem gamintojams įvežti Q1, Q2, tik tai šitą mažą gabaliuką, jau situacija keičiasi rinkoje, Dabar vartotojai nori kiekio Q2, Q4, vis tiek jie nori. Jie seniau gaudavo, šitą kiekį už kainą PW, bet dabar, kadangi vietiniai gamintojai už PW tik tai Q1 siūlo, užsienio gamintojams už PW leista įvežti tik tai gabalėlį Q1, Q2, tai vietiniai gamintojai, ne gamintojo pirkėjai, tie pirkėjai Q2, Q4 už tą kainą PW jiems jau niekas nebesiūlo. Šitą suprantate, ne? Nes užsieniečiai įvežti nebegali, o vietiniai tiesiog nepajėgus už tokią kainą. Va čia, jau kaip minėjo kažkas, jau atsiranda stygius ir drama, nes to gabaliuko neleidžiama pasaulio gamintojams užpildyti. Čia tiesiog dėl tam tikrų apribojimų arba protekcionistinės priemonės, kuri šiuo atveju yra kvota, to gabalėlio teoriškai galėtų užsieniečiai privežti tuo sūrio, bet jiems nebeleidžia į šitą šalį vežti. Kas darosi tada? Kai yra stygius ir stygių mes norim panaikinti, kaina pradeda augti iki kažkurios vietos, kur kažkas jau gali atvežti. Tai pradeda kaina augti iki P kvotos ir tada, kadangi užsienio gamintojai to sūrio jau nebegali rinkai patiekti, tai gali patiekti vietiniai gamintojai už aukštesnę kainą, bet jie negali viso kiekio pasiūlyti. Už tą kainą jie gali pasiūlyti tik tai kiekį Q2, Q3. Va tą gabaliuką. Už didesnę kainą, SD plus kvotą, gali jie, nes šito gabalo jie nesiūlo, pasislenka pasiūlos kreivė ir jie tada gali pasiūlyti tą gabalėlį Q2, Q3. Tai dabar kas yra negerai? Tai negerai tas, kad vėl vartotojai kaip ir pralaimi, nes jie nebegali gauti tiek sūrio, kiek norėdavo, jų jau vartojimas mažėja ir kas dar darosi, tai jiem kaina auga. Dabar apie vartotojus įdėmiau pasinagrinėkime.
Tai kaip matom iš tos diagramos, ne, įvedus kvotą turės jie mokėti brangiau už sūrį. Jau kaina bus nebe PV, nu nebe šita PW, bet P kvota. Tada, nu tai jo, čia šitas aišku, kodėl man bus siūloma mažiau sūrio. Dabar išlaidos. Man tai labai patinka su šitais, su raidelėm. Aš nežinau, aš galiu net ir gal perdaryti jums brėžinius muitų su raidelėm, nes man labai aišku. Nes jeigu, pavyzdžiui, prieš tai vartotojai išleisdavo tik tai GHIJ, ane, nu ne tik tai, jie pirkdavo daug sūrio. Tai jie išleisdavo GHIJ, čia buvo jų išlaidos šitas visus, jeigu sudėsim. Dabar jie išleidžia, žiūrėkit, A plus B plus C plus D plus E ir GHI. Tai jų išlaidos tikrai išauga, nes tas plotas, kuris prisideda A, B, C, D, E, jisai tikrai didesnis už J. Nu tikrai. Tai va, tai jie gauna mažesnį sūrio kiekį už didesnę kainą ir jų išlaidos padidėja. Dabar kas darosi su gamintojais? Tai aišku, laimi gamintojai, kurie galėjo, pavyzdžiui, nuteikti sūrį rinkai mažesnė negu pusiausvyros kaina, čia vietinė, nes jų pajamos dabar padidėja nuo, čia negerai parašyta, palaukit, aš čia privėlus, nuo G, vietinių gamintojų, ne? Nuo G iki GA, AG ir DEI. Toliau viskas gerai. Ar aišku, kodėl čia? Dabar G buvo pradžioj, tai aišku, o dabar, kai kaina pakyla, tai šitą gabalą Q1 kaip pardavinėjo, taip ir parduoda tik tai už brangiau, už A plus G, ir dar parduoda tą likutį nuo Q2 iki Q3 už kainą P kvotą. Tai reiškia D, E ir I. Ar aišku čia? Daiva, o čia turime omeny, kad čia visiems importuoja tą, ar ne, nuo Q1 iki Q2? Taip, nes tiek leidžia kvotos. Tai čia šitas gabaliukas BCH, nu ten bus toliau parašyta, BCH čia bus užsienio gamintojų pajamos. O sakykit, o kodėl tada tas pirmasis nuo 0 iki Q1 vietinės priekybos dar vis tiek prisideda prie tų kvotų paauga kaina? Nėra pigesnė kaina. Todėl, kad nu dabar jau pasaulinė kaina, nu ne pasaulinė, o apskritai kaina pasikeitė. Tai nebus šitie tokie neprotingi, jeigu kaina rinkoje išaugo, ane? Tai visi parduos už tą pačią kainą. Nu nebus, kad šitie pardavinės, nes čia yra... Jų pasirinkimo nebus, kad vietinis pigesnis. Ne. Nu tai, aišku, jeigu mes čia visur reikėtų tą ceteris paribus prisirašyti. Nes aišku, kad jeigu kaina ten yra kažkokia, vis tiek kokia nors marytė parduos už pigiau kažką. Bet čia yra, nu mes tada niekada neišsiaiškinsim, nu kaip, nu suprantate, ne? Suprantam, svajo, tai mechančiai. Tai va, jo, tai čia toks biški, nu čia yra modelis toks jau labai supaprastintas, tai žodžiu, iš kvotos A plus G ir tada DEI vietiniam, o BCH pareis jau tada tiem užsieniečiam. Bet dabar, nors jie gaus, mane kai įveda kvotą, ta kaina didesnė, jie kaip ir gaus daugiau, kaip ir, nu tarsi kaina didesnė BCH, bet jie praranda I plus J. Nes žiūrėkit, prieš tai užsienio gamintojai gavo H, I ir J. Tai BC tikrai yra mažesnis daiktas negu I ir J. Dabar, aišku, čia taip visiškai vienareikšmiškai. Tai čia išeitų laimi mūsų vietiniai ir pardavėjai ir valstybė. Valstybė nelaimės, kodėl? Nu, tam tikrą prasme, nebent mes žiūrėsim į tokius labai minkštus dalykus, kad ten išsaugo, nu kaip nėra labai minkšti, bet išsaugo kažkiek darbo vietų, ne? Nereikės ten, bet ne šiaip piniginė prasme, tai jie negaus kažko. Čia nėra, kad kaip muitas ateis į biudžetą, ne? Čia ne taip. Iš kvotos nepareina valstybei pinigai, tiesiai kažkokiu būdu. Ne. Nes viską pasiima, žiūrėkit, viską susirenka. HBC susirenka užsieniečiai, išsiveža jie tuos pinigus.
bet vietiniai gaus daugiau pinigų, daugiau ten, čia vėl gali fantazuoti. Vėl sumokės mokesčius galbūt. Mokesčius, cirkuliuos ekonomikoje, įsigys prekes paslaugas, ten dėl to ten kiti verslai. Pasižiūrėti šonus. Tai taip. Bet tiesiai į valstybės kišenę tai nepareina. Čia va taip tiesiogiai, kad aš galėčiau parodyti brėžinį, kad kažkuris gabaliukas pajamų įkrenta į Taip, čia tik biudžetą. vartotojas nukenčia. Jo. Vartotojas šiuo atveju nukenčia ir dėl įvairovės, ir dėl to, kad brangiau moka, ir dėl to, kad daugiau pinigų išleidžia, ir dar mažiau nusiperka. Jo, labai viską čia suvardino. Nu ir poveikis valstybei, tai jo, gali turėti tam tikrų, pavyzdžiui, tokių vykdymo išlaidų, administruoti kvotą, atgrasyti kontrabandą, nes ta Marytė, apie kurią ką tik kalbėjome, jinai gali pasiūlyti, iš kažkur už pigiau, ne? Tai jau tokie dalykai, nes kai kainos auga, tai nieks nėra patenkintas. Tai gali būti, kad atsiras gudrių, kurie jau čia norės kažką daryti. Bet kažkokios, kaip sakiau, su kvota susijusios kažkokios išlaidos ar nauda, tai diagramoje nėra pavaizduotos ir negali būti pavaizduotos. Tai man atrodo, šitoj vietoj aš stabtelsiu ir gal namams dar vieną. Viską, piški padirbkit per savaitę. Ir tada sustoju ties kvotom, gerai, tada apie subsidiją šiandien nesikalbam, nes jau nebegaliu daugiau, baigėsi laikas, jau nebegaliu jūsų laikyti, tai, bet tikiuosi, kad kažkaip, gal kažkas susėdo, man taip norisi tikėti, kad... Susėdo, man buvo iš tikrųjų grafikai, tai man šitoj temai būdavo kryžius. Jie nėra labai sudėtingi, jie iš tikrųjų, jeigu supranti, dėl ko aš sakiau, kad nereikia mokytis, tai kas ten laimi, kas ten pralaimi, o tai kas ten daugiau mokės, o kas mažiau pirks ir daugiau, jeigu jūs galit, suprantat ir galit nusibrėžti brėžinį, tai iš to brėžinio ten kaip iš knygos gali skaityti. Taip, kai supranti ir yra pakomentuota, kai žiūriu į grafiką, man būdavo tikrai kryžius. Dabar tikrai suprantu, apie ką kalba, kas per žvėrį su ko valgoma. Taip. Tai iš tikrųjų čia nėra su subsidija paprasčiau, man atrodo,